476 metais sugriuvus Romos imperijai, mūsų kraštuose pasirodė iki tol nematyti kariai, raiti, didžiuliais lankais nešini, o svarbiausia, prie balnų prisitaisė kilpas kojoms įkišti. Pabandėme ir mes. Didelis tai pasirodė atradimas. Smagu pasidarė žirgų joti. Kitokia jėga galėjome priešui smogti ar žvėrį nudobti. Šitie kariai, kaip vėliau paaiškėjo, buvo hunai. Tai tie patys, kurie Romos imperiją parklupdė. Niokojo mūsų pilis Aukštadvaryje, Kernavėje ir Vilniuje, žudė Plinkaigalio žmonės. Kokie žiaurūs jie buvo, spręskite patys. Paleidę ietis sužeisdavo žmogų taip, kad šis paeiti nebegalėjo. Pasiviję savo eikliais žirgais, medinėmis kuokomis žmogui gyvastį atimdavo. Greitai Europoje pasirodė kiti ateiviai iš rytų – alanai ir avarai. Sujudo germanų gentys. Europos etnose atsirado nauja jėga – slavai, kurie nuo 5 amžiaus pabaigos ėmė veržtis į Dniepro baseiną, o 6–7 amžiuose pasklido dideliuose Europos plotuose. Slavų atsirado ir pietinėje, ir centrinėje, ir rytinėje Europoje. Tuo pat metu slavų veržlumą patyrė ir mūsų giminaičiai – Dniepro baseino baltai. Dalis jų bėgo į vakarinių baltų pusę, o dalis tarp 6 ir 7 amžių ištirpo slavų gausybėje. Kitokie buvome ir mes, Pabaltijyje gyvenę aiščiai. Gyvenome jau tame laike, kurį jūs vadinate karinė demokratija. Turėjome nerašytus įstatymus, kuriais dar 98 metais gėrėjusi Publijus Kornelijus Tacitas. Ten daugiau reiškia geri papročiai, negu kur nors kitur geri įstatymai. Turėjome savą įtikėjimą ir dievus, karo vadus ir kariaunas, kunigaikščius ir žinius. Svarbiausius genties gyvenimo klausimus spręsdavome genties vyrų susirinkime. Čia rinkome bendruomenės vyresniuosius, karo vadus ir kunigaikščius. Čia dalinomės žemes, teisėme ir baudėme nusikaltėlius, skelbėme karus ir sudarydavome taiką, siuntėme pasiuntinius į svečius kraštus. Vienos tokios pasiuntinybės istorija pasiekė ir jūs, mano tolimieji ainiai. Mes tarp 523 ir 526 metų nuvykome pas Ostgotų karalių Teodoriką į Italiją, į Raveną. Nuvežėme jam dovanų, pasaulyje taip vertinamo gintaro, o jis mūsų kunigaikščiams įdavė tokį laišką. Taigi dažniau aplankykite mus tais keliais, kuriuos atvėrė jūsų meilė. Mat visada yra naudinga santarvė su turtingais karaliais. Gotas Jordanas iš karaliaus patarėjo Flavijaus Kasiodoro perrašė šį laišką pridūrė. Okeano pakrantėje gyvena aiščiai, labai taikinga gentis. Bet aš paliudysiu jums kitką. Taikingi mes buvome, bet ir kariauti mokėjome. Jums daug ką pasako mūsų kunigaikščių ir mūsų kariaunų kapai Krikštonyse, Plinkaigalyje, Vidgiriuose ir Taurapilyje. Turėjome žirgus, kurie mus lydėjo į pomirtinį gyvenimą. Gaminomės puikius kalavijus, ietis, strėles ir kovos lankus, durklus, kovos peilius ir kirvius. Gynėmės sumaniai iš plieno lakštų padarytais šalmais ir geležinių umbų sutvirtintų skydų. Pabaltijo baltų įsigyventuose plotuose užgimė marga baltų genčių šeima. Dar romėnų antikos laikais aiščiais pavadinti prūsai, kilę iš vakarų baltų pilkapių kultūros žmonių, savo žemėje subrandino gausybę genčių. Čia išaugo Pamedė žemė, Kulmas, Pagudė, Liubavas, Varmė, Sasna, Notanga, Barta, Galindai, Semba, Nadruva. Šalia jų įsikūrė Jotvingių sąjunga iš Suduvių, Dainavių ir pačių Jotvingių. Buvusioje vakarų Lietuvos plokštinių kapų kultūroje išaugo jau nuo 675 metų Islandų sagoje minimi kuršiai. Skalvių žemės įsidrėkė Nemuno žemupyje, Aukštaičių gentis išaugo iš senosios centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų kultūros. O pilkapių kultūroje užgimę 3 etnosai tapo žemaičiai, žiemgaliais ir sėliais. Šalia senbuvių atsirado ir naujųjų kaimynų iš Padnieprio baltų, kurie stumiami slavų apie 6 amžių apgyvendino rytų Lietuvą ir sukūrė rytų Lietuvos pilkapių kultūrą. Tautų mūšiuose gauta patirtis padarė šią, vėliau lietuviais pavadintą gentį veržlią ir karingą. Jo žemės tapo pietrytinę užkardą nuo nerimstančių ir naujų žemių ieškančių slavų. Naujieji atsikėlėliai atsinešė ir savo papročius, statė pilkapius ir degino mirusiuosius. Atėjo 9 amžius. Aiščių gentys ir jų žemės veik nepasikeitė. Pasikeitė mūsų technologijos, pakito ir papročiai.
Visose gentyse liepsnojo laidojimo laužai. Tik viena žiemgalių gentis laikėsi senojo papročio ir savo mirusiųjų nedegino. Apie tą laiką dar 7 amžiuje Šiaurės Europoje, senojoje Upsalo žemėje, prie Melaro ežero, iškilusi grėsminga tauta, save vadinanti Svear arba Sver, atėjo į mūsų žemes. Palangoje vikingai įkūrė savo prekybos faktoriją. Tokia pat faktorija buvo įkurta ir Seeburge, netoli Gruobinios. Tačiau didžiausias prekybos centras vikingų laikais buvo Truso miestas Prūsų žemėse. Jį tarp 850 ir 875 metų įkūrė Nogatės upės žemupyje prie dabartinio Elbliongo miesto. Šis Prūsų žemių ankstyvųjų viduramžių miestas niekiek nesiskyrė nuo kitų vakarų Europos ankstyvųjų viduramžių miestų. Dar vienas svarbus vikingų prekybos centras – Viskiautai. Ten, kur prasideda Kuršių nerija, Sembų krašte 8–10 amžiuje buvo supilta apie 500 pilkapių. Juose, be Sembų, palaidota daugybė skandinavų, su turtingais sidabro ir žalvario papuošalais, ginklais, žirgų kamanomis, balnais ir kitais daiktais. Su vikingų atėjimu mes pamatėme iki tol nematytus papuošalus ir ginklus, kurių tarpe savo puošnumu išsiskyrė kovos kirviai. Vikingai ne tik prekiavo, bet ir plėšė mūsų kraštus. Rimberto kronikoje sakoma, kad 853 metais danų vikingai su daugybė laivų atplaukė į Kuršių kraštą. Kuršiai juos sumušė ir danai neteko viso turto. Švedų karalius Olafas sumanė padaryti tai, ko nepadarė danai. 854 metais surengė didelį žygį į Kuršius. Pirmiausia nusiaubė Kuršių miestą Zeeburgą, vėliau apgulė Apuolę. Anot Rimberto 15 000 Apuolės karių 8 dienas gynėsi ir tik 9 pasidavė. Apie 890–893 metus Anglijos karaliaus Alfredo Didžiojo pavedimu Prūsų žemėse lankėsi anglosaksų keliautojas ir pirklys Wulfstanas. Jus pasiekęs Wulfstano pranešimas yra labai taiklus. Aisčių žemė labai didelė, joje daug pilių ir kiekvienoje yra karalius. Tarp jų būna daug karų. Štai taip. Jau tada Wulfstanas pastebėjo tą mūsų ydą, kuri padarė mus bejėgiais krikščioniškojo kryžiuočių ordino akivaizdoje. 10 amžiaus pabaigoje krikščioniškais kraštais tapo slaviškos mūsų kaimynės. 966 metais Lenkija, 988 metais Kijevo Rusia. Nekrikštais likome tik mes, paskutinieji Europos pagonys, bet greitai susilaukėme pirmųjų misionierių. 996 metais Adalbertas su 2 pagalbininkais atvyko apaštališkajai misijai į Prūsus, o sekančių metų pradžioje, balandžio 23 dieną, pagonių buvo nužudytas. 1009 metais krikščionybės mūsų žemėse skleisti atvyko vokietis Brunonas iš Kvefurto. Kvedlinburgo analuose apie tą misionierystę parašyta. 1009 metais šventas Brunonas Rusijos ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą su 18 saviškių vasario 23 dieną nukeliavo į dangų. Kaip jūs dabar žinote, čia pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose atsirado Lietuvos vardas. Ištisus 200 mečius gyvename, savo gyvenime nuolat susiremdami su Rusijos kunigaikštystėmis, Lenkais ir skandinaviškais bei daniškais vikingais, kol 12 amžiaus pabaigoje Lyvių žemėje, o 13 amžiaus pradžioje Prūsų žemėje neatsirado nauja jėga – krikščioniškiai vokiečių ordinai.